Labadiena, mano vardas Sonata. Mano Gabija. O mano vardas Rokas. Sūduvos gimnazijos 50 metų jubiliejaus proga mūsų komanda kalbinsime buvusius ir esamus Sūduvos gimnazijos mokytojus. Todėl subūrėme visus kartu prisiminti pirmasis patirtis, džiaugsmus ir sunkumus. Tad kviečiame jūs pasiklausyti šių istorijų. Sveiki! Tikimės, kad mūsų žiūrovai jau matė pirmasis laidas ir jiems patiko. Buvo įdomu išgirsti mokytojų mintis, prisiminimus apie mūsų mokyklą. Šiandien taip pat dalyvauja mokytojai, kurie mokėsi mūsų Sūduvos gimnazijoje ir ją baigę pasirinko pedagogo profesiją. Laidoje susitinkame su mokytojais, kurie mokėsi mūsų mokykloje, o dabar moko mus. Mes suskaičiavome, kad tokių mokytojų yra net 12. Šiandien kalbame su matematikos mokytojomis Ginta Šnipaitienė, Ernesta Jonušaitė ir Neringa Karpavičienė. Fizinio ugdymo mokytojų Valdu Bilecku. Pradedame nuo mokytojos iš kairės ir vėl sukame prisiminimų ratą. Mums įdomu sužinoti, kuriais metais ir kurioje klasėje prasidėjo jūsų mokslai mūsų mokykloje. Su kuria laida baigėte? Prisiminkite, kas buvo jūsų auklėtojais. Sveiki. Jeigu pasakyt, kada aš pradėjau mokytis mokykloje, tai reikėtų pasakyti tai, kad aš čia užaugau šitose statybėse. Nes kai pradėjau statyti mokyklą 74 metais, aš netoli čia gyvenau, tai mes landžiodavom, kad ir nebuvo galima. Bet vis tiek landžiojom, po blokus žiūrėjom, kaip ar čia tikrinom, ar viskas tvarkinga ir viskas teisinga ir taip toliau. Taigi, pradėjau mokslus 75 metais. Sako labai seniai. Iš tikrųjų, kai pasižiūrė atgal, tikrai senai, bet kai ateini į mokyklą, tu pamatai, pajauti tą dvasią, kai tu čia vaikščiojai su mokyklinė uniforma. Baigiau 85 metais, taigi 8 laida. Sveiki visi. Šioje mokykloje pradėjau mokytis 1977 metais. Buvo tuometinė Kapsuko 6 vidurinė mokykla. Pradėjau mokytis 9 A klasėje. Klasėje buvo 35 mokiniai. Auklėtoja buvo Jeronimas Skirbutienė. Baigiau jau ne 6 vidurinę, baigiau Juozo Žiugždos vidurinę mokyklą 1980 metais, 3 laida. Tai sveiki visi. Aš pradėjau mokyti šioje gimnazijoje 2018 metais. Buvau D klasėje, mano auklėtoja buvo Ilona Plikinienė ir baigiau 2022 metais ir mano laida buvo 45. Sveiki. Aš pradėjau mokytis 96 metais, o baigiau 99, tai buvo 22 laida. Auklėtoja buvo Nijolė Padimanskienė. Verčiame mūsų klausimyno lapus ir antrasis klausimas apie jūs mokysius mokytojus. Tai kurie dalykai buvo mėgstami, kurie mokytojai buvo svarbus, kurios pamokos buvo įdomios bei laukiamos? Jeigu kalbėt apie mokytojus, tai pirmiausia anglų kalba buvo Knizerinė. Superinė mokytoja. Atėjau kartu su mokytoja Klevienė. Jos mums priminė kaip abos dainininkės. Ir mes žavėjomės ne tik jomis, bet aišku ir pamokomis. Danutė, tai išvis galima statyti paminklą, taures ir taip toliau, nes jinai užkrėtė mus tautiškumu tais laikais. Ne tik sportas, ne tik krepšinis, ar ne, bet ir dainos per jos pamokas vedė mus tautiškumų link. Aišku, matematika. Kaip be jos? Fizika. Mokytoja buvo superinė, turėjo talentą pasakoti apie fizikinius dėsnius. Mokytoja Gumauskinė, tikriausiai mano kartos niekas nesuklys su pavarde.
jeigu kalbėt apie darbų mokytoją, tai tais laikais parduotuvės buvo tuščios, bet to ir pinigų svoris buvo gana didelis. Tai mums reikėjo pasigaminti patiems ir siūti, ir megzti. Tikrai nesuklysiu pasakydama, kad studentai važiuodami į Vilnių, į Kauną, būdavo visada su krepšiais pilnais siūlų, nes tiesiog reikėjo būti gražiom ir madingom. Kaip be kūno kultūros. Mano klasė buvo sportinė klasė, tai yra iš visos tuo metu kapsuko, iš viso kapsuko buvo susirinkę visi krepšininkai. Tai kūno kultūra pas mus būdavo, tada fizinis ugdymas būdavo 2 kartus per dieną. Jeigu kalbėti apie mokytojus, tai peržvelgus, kokius turėjau mokytojus, tai iš tikrųjų visi mokytojai buvo be galo geri, kurie prisidėjo prie mano kaip asmenybės ugdymo. Kurie dalykai patiko, galbūt, aišku, fizinis ugdymas tai buvo pagrindinis dalykas. Galėjome iš sporto salės neišeiti. Aišku, truputėlį lankiau futbolo treniruotes, vėliau orientacinį sportą. Tikriausiai į orientacinį sportą patraukė tuomečiai 2 jauni mokytojai, tai matematikos mokytojas Laimutis Jankauskas ir braižybos mokytojas Gintautas Ūsas. Su jais mes aplankėme dabartinį Sankt Peterburgą, buvome Karpatų kalnuose, viduržiemį, miegojome visą grupę viename kambaryje, ko geriausi prisiminimai. Be fizinio ugdymo, aišku, patiko vokiečių kalba, kurią dėstė mokytoja Zita Karpavičienė, geografija, istorija. Na ir aišku, fizikos mokytoja Gumauskienė, kuri man liko atmintyje kaip gana stiprus dalyko žinovas ir kaip pedagogas. Kiekviena pamoka buvo tokia, kad girdėdavome, kaip musės skrenda kabinete. Visi buvome labai susikaupę ir kiekvienas bijojusi, kad nebūtų pašauktas atsakinėti prie lentos. Žodžiu, savo gyvenime šioje mokykloje tikrai turėjau nuostabius mokytojus ir esu jiems be galo dėkingas. Tai tikriausiai visos pamokos man buvo įdomios ir labai džiaugiausi jas eidama, tačiau ilgai galvojau, kurias tas labiausiai patikusias įskirti, tai tikriausiai man labiausiai patiko matematika. Ją dėstė Rūta Antulioninė ir dar viena mokytoja. Vėliau man patiko istorija. Ją dėstė Vaida Pituškienė. Jos pamokose tvyrojo tokia tyla, tačiau toks susikaupimas klausyti pačio dalyko, nes jinai mums leisdavo, tiesiog pasakodavo, mes galėjom vadovėlių neskaityti ir visą tą temą išeiti tik klausantis jos, bei biologija. Labai patiko biologija, ją man dėstė Aušrelė Taputienė. Tai šie dalykai tikrai ir darė įtaką mano pasirinkimuose gyvenimuose. Tai taip, man buvo šie dalykai įdomus. Na, man visi dalykai sekėsi lengvai, bet lengviausias buvo matematika. O šiaip labai patiko, tai pritariu Gintai, tai anglų kalba pas Knizelienę. Tai ten buvo kažkas tokio, visos pamokos buvo labai įdomios ir labai patiko. Dar prisimenu lietuvių kalbos mokytoją Auštrienę. Mūsų klasė buvo tiksliųjų mokslų, tai mes į tuos humanitarinius ir skaitimus nelabai mėgom, bet jin viską mums papasakodavo, žodžiu, kad viską išdėstydavo, mums knygų nereikėjo skaityti. Tai va šitie dalykai tai patys tokie įsimintiniausi buvo. Šiandien dažnai girdime, jog jaunimas nenori rinktis pedagogo darbo. Trūksta mokytojų, bet jūs pasirinkote šį kelią. Kas jūs paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
Jei kalbėt vėlgi apie vaikystę, tai aš buvau vyriausia giminiai. Tai man reikėjo kažkaip tuos visus mažesnius užimti. Nu tai kaip užimsi? Nu tai reikia sugalvoti įvairių trakcijų. Tai kadangi vasaros būdavo gana gražioje kalvotoje vietovėje, tai yra Prienų rajone Šilavote, tai visus vaikus vesdavausi į kalnus, mes taip sakydavom. O ką kalnuose? Tai reikia užsiimti, nu tai reikia ir apie geografiją išmanyti, biologiją išmanyti, suskaičiuoti matematiką ir taip toliau. Kūno kultūrą pabėgioti, su slidėm žiemą paslidinėti. Tai gal ta gyslelė ir buvo, bet šiaip aš stojau į taikomą matematiką, tai tais laikais taikomoji matematika tai buvo tokia sritis, kur matematikos taikymas visur, tik ne mokykloje. Bet gyvenimas taip sudėliojo, taip stūmė ir atsidūriau mokykloje. Mano kelias į mokytojo profesiją buvo šiek tiek vingiuotas, nors jau 4 klasėje, kuomet klasės auklėtoja paklausė, kuo mes norėtume būti, aš jau tuo metu rašiau, kad norėčiau studijuoti Kūno kultūros institute ir būti treneriu. Tačiau aišku, ne iš karto visą tai įvyko, turėjau, ko nepaminėjau pirmame klausime, turėjau šaunius fizinio ugdymo mokytojus, tai Česlovą Zinkevičių ir Romą Kasputį, geriausi prisiminimai. Aišku, teko atstovauti šią mokyklą, žaidžiant krepšinį, nors krepšinio nelankiau, bet mokytojai ir treneris Antanas Adomaitis pastebėjo, kad galiu tą daryti. Teko dalyvauti ir kitose rungtyse atstovaujant mokyklą, tai tikriausiai kartu ir jų įtaka, jų toks įžvelgimas, kad galiu tą daryti ir pastumėjo. O pagrindinis pasirinkimas, tai ko gero mano draugas, kuris mane nuvedė į akademinį irklavimą ir paliko pats, nebaigė instituto, bet aš baigiau institutą ir dabar esu čia ir dirbu mokytoju. Ačiū. Tai mokytoja viena iš mano specialybių, kurią norėjau būti mažesnė, turėjau begalės ir norėjau išbandyti labai daug, tačiau tikriausiai viskas pasisuko, kad nusprendžiau tikrai būti mokytoja, tai 5 klasėje, kai viena iš mokytojų man leido praversti matematikos pamoką ir iš trukmenos pereiti į netaisyklingąją trukmeną. Ir mano klasė tai buvo sudėtingiausias dalykas padaryti, man tai atrodė taip paprasta. Ir tuomet, kai paaiškinau savo klasiai, ką aš darau ir kodėl man tai paprasta, ir tikriausiai tą akimirką aš mačiau tą laimės žiburėlį suprasti. Tai va tai davė man tokį pasitenkinimą, tokią vidinę šilumą, kad galiu padėti. Tai tada ir nusprendžiau ir supratau, kad tam galiu skirti savo gyvenimą. Padėti vaikams suvokti, kad matematika nėra monstras, kad jinai yra lengva ir paprasta tokiais paprastais dalykais. Aš gal nebūsiu populiari, nes aš visada sakiau, kad tikrai niekada nebūsiu mokytoja. Tai, bet dabar kai pagalvoju, tai nuo mažens aš kažkaip tai draugam padėdavau irgi, kai būdavo mokytojų dienos, ten renginiai visada vesdavau būtent, kad matematikos pamokas ir kažkaip, ir kai įstojau, irgi galvojau, ne, čia tik baigiu ir viskas, ir eisiu kažkur kitur. Ir tikrai nebūsiu mokytoja. Dar prisimenu, močiutė sakydavau, jau tu tikrai būsi mokytoja, jau taip norėjau, sakiau, ne, tikrai ne. Tai dabar viską, ką pasakiau, kad niekada tai viskas išsipildė. Ir mūsų 4 klausimas apie tai, privalumas ar trūkumas dirbti mokykloje, kurią baigėte patys. Čia aš visą laiką, mano pedagoginis darbas tai buvo Marijampolės kolegijoje, tai 35 metus dirbau. Bet kartais sapnuodavau, kaip aš vaikštau šios mokyklos koridoriais ir tas dalykas, kad mūsų laikais tai reikėdavo atsinešti tapkes į mokyklą ir tu turėdavai persiauti.
Ir mano sapnuose būdavo tai, kad aš ateinu į mokyklą ir aš tų tapkių neturiu. Ir galvoju, kaip aš dabar vaikščiosiu basa mokyklos koridoriais. Kaip, juoksis iš manęs, arba aš išsipurvinsiu, negali tai būti. Negrįšiu aš, negaliu aš grįžti, tai man reikia tapkes atsinešti. Arba mūsų laikais vaikščiodavome su uniforma ir tokiais žiurstais. Ir vėlgi, aš sapnuodavau, kad aš to žiurstų neturiu. Kaip dabar aš eisiu į mokyklą be žiurstų, negalima šitaip. Tai matyt, tuose sapnuose man buvo perduodama informacija, kad aš vis tiek grįšiu į mokyklą ir aš tikrai vaikščiosiu koridoriais ir vėl stebėsiu bėgančius vaikus, šypsenas, susirūpinimą, kvėpuosiu, jausiu kavos aromatą iš mokytojų kambarių, išsipildė. O ar tai gerai? Gyvenimas parodys. Ar privalumas ar trūkumas sugrįžti į mokyklą? Aš į Marijampolės 6 vidurinę sugrįžau 2006 metais, kadangi prieš tai teko dirbti tuometinėje Marijampolės 5 vidurinėje mokykloje, vėliau pavadinta Jono Totoraičio vardu. Teko dirbti tiek mokytojo, tiek mokyklos vadovo pareigose. Ir po 1 metai Marijampolės Marijonų vidurinėje mokykloje. Ir po 8 vadovavimo metų sugrįžau vėl į mokytojo pareigas. Esu dėkingas tuometiniam šios mokyklos direktoriui Alvydui Zdaniui, kuris patikėjo, ir 19 metai esu šioje mokykloje. Per tą laiką sutikau daug šaunių savo kolegų, įvairių dalykų mokytojų, tiek labai nuostabių mokinių. Ir manau, kad per šitą laikotarpį šioje gimnazijoje su savo mokiniais pavyko pasiekti tam tikrų laimėjimų. Aš ilgai mąsčiau, ar tai yra privalumas ar trūkumas grįžti į tą pačią gimnaziją. Matau tame ir tai, ir tai. Iš tikrųjų privalumas, kad čia visi mane pažįsta. Yra kas mane mokė, yra, kurie tik tai pažinojo. Tačiau iš kitos pusės čia ir atsiranda trūkumas, nes kai pažįsta, dažniausiai mato kaip mokinę dar, o ne kaip mokytoją. Tai esu dažnai sumaišoma ir koridoriuose su mokinė, o ne su mokytoja. Tai tas yra tame gal trūkumas šiek tiek, bet šiaip labai smagu sugrįžti. Aš grįžau į šią mokyklą jau turėdama mokytojo stažą, pradėjau dirbti savo senoj mokykloje, kur baigiau 9 klases. Tai gal ten labiau toks buvo, kaip dabar aš ateisiu, buvę mokytojai ir aš čia jų kolega, ne mokinė. Buvo toks, kažkoks keistas jausmas. Bet kai grįžau čia, iš tikrųjų, tai jau, tų mokytojų, kurie man dėstė, jau buvo ne tiek ir daug, gal kokie 5 tik tai. Tai jaučiausi tiesiog kaip kažkur darbo vietoje. Bet kaip ir Ginta minėjau, visada sapnuodavau, kol dar nedirbau šioje mokykloje, tai visada sapnuodavau, kad aš vis grįžtu ir vaikštau koridoriais. Ir kai jau įsidarbinau čia, sapnai dingo ir dabar jau nebesapnuoju, dabar jau tikrai vaikštau. Ir paskutinis 5 klausimas. Ko norite palinkėti Sūduvos gimnazijos bendruomeniai jubiliejaus proga? Reikėtų linkėti visiems atskirai, galbūt mokiniams, smalsumų, idėjų, geranoriškumų, šilumos tarpusavio santykiuose, mokytojams kantrybės visur, visuose situacijose. Bet tikriausiai labiausiai noriu palinkėti, kad tų 50-ukų būtų ne vienas, kad mokyklos koridoriuose nenutiltų nuo žingsnių, bet žingsnių šiltų širdžių, o ne robotų, kad valdytų mokyklą ir mokinius ugdytų ne DAI, o šiltos širdys. Aišku, administracijai, kad irgi turėtų kantrybės bent jau iki atostogų. Su jubiliejum. Mėly mokyklos vadovai, kolegos,
mokiniai. Iš tikrųjų, gimnazija švenčia gražų jubiliejų. Ji nuėjo tikrai prasmingą kelią. Į gyvenimą išleido daug nuostabių žmonių, kurie iš tikrųjų garsina tiek mūsų gimnaziją, tiek Marijampolės miestą, tiek Lietuvą. Aš norėčiau palinkėti, kad mes, mokytojai, ugdytume dorą, sąžiningą, pilietiškai atsakingą jaunąją kartą, kad augintume žmogų, kuris mylėtų tėvynę, Lietuvą. Na, o mums, mokytojams, iš tikrųjų, kad nepritrūktume kantrybės, nuoširdumo, pasitikėjimo savimi, pasitikėjimo kolegomis, pasitikėjimo savo mokiniais. Na ir kad tie, kurie sulauks dar tokio paties jubiliejaus, kai bus 100 metų, prisimintų tuos, kurie prisidėjo prie šios mokyklos augimo, visus su gražiu jubiliejumi. Na, o aš palinkėsiu augti. Nesustokime augti ir 50 tikrai nėra riba. Aukime, siekime aukštumų, juk tobulumui dar tikrai nėra ribų. Tai su jubiliejum. Na, aš palinkėsiu motyvuotų ir nuoširdžių mokinių, o kolegoms palinkėsiu supratingumo ir kantrybės. Labai dėkojame už dalyvavimą laidoje, už nuoširdžius prisiminimus ir linkėjimus Sūduvos gimnazijos bendruomeniai. O mes linkime mums visiems prasmingų, linksmų jubiliejinių renginių.